Sveiki. Pamąstymai apie gyvenimą. Kartą išminčius gatvėje sutiko Elgetą. Ir šis Elgeta, nenutuokdamas, kad jisai kalba su išminčiumi, uždavė išminčiui 3 klausimus. Ką čia veiki, kur eini ir ar verta ten eiti, kur tu eini. Išminčius iš tiesų pažvelgė į Elgetą ir paklausė, kiek tu paprastai gauni per dieną, kiek surenki, gauni išmaldos. Elgeta pagalvojo, atsakė ir išminčius sako jam, o žinai, aš tau mokėsiu 10-eriopai. Elgeta nustebo, kaip, už ką? Už tai, kad kiekvieną rytą tu ateitum pas mane ir užduotum man šiuos 3 klausimus. Ką čia veiki? Kur eini? Ir ar verta ten eiti? Ar daug kartų gyvenime susimąstėte, ką iš tiesų veikiate? Va čia akimirka. Ar tik sėdite telefone ir tas sėdėjimas yra toks visiškai betikslis, visiškai apie nieką, sakykim taip. O galbūt šiuo metu valot ir valot dulkes. Aš nesakau, kad nereikia valyti dulkių. Aš nesakau, kad mes turim gyventi apsileidę. Bet jeigu ten įvyksta reikšmingumas, ką veiki, va tas klausimas, kiekvieną dieną, ką veiki. Ir jeigu aš tai savo užduodu kelis kartus dienoje šį klausimą, ką aš dabar veikiu? Ką aš dabar veikiu? Kur aš dabar einu su šia veikla, su šitais darbais, kur aš einu? Ir ar aš ten turiu iš tiesų eiti? Ir mano siela viduje iškart pasako, būna arba tylu ir taip toks net nejaukus tylumas, arba tiesiog viduje plikst ir užsidega. Kažkas užsidega. Tas jausmas, toks geras jausmas užsidega. Ar esate tai patyrę? Aš manau, kad apie tai verta pamastyti, nes tai yra vis dėlto mūsų gyvenimai. Ir jeigu mes esame kažkur nuėję, ir nesvarbu, kiek tau metų šiandieną, ar tau 50, 40, 30, ar tau 60 ar 70, taip, galbūt tu su metais lėtėji savo žingsniuose, gal atrodo, kad nebereikia kažko daryti, nebereikia nieko siekti, nebereikia niekur eiti, jau viskas atsibodo, norisi ramybės, tai gal eik lėčiau, gal pergalvok prioritetus gyvenimo ir galbūt visą tai, apie ką tu anksčiau net nesvajojai, tu dabar gausi. Aš asmeniškai daug metų nesvajojau, kad galiu turėti tai, ką aš dabar šiuo momentu turiu. Tai yra galimybė laisvai kvėpuoti, galimybė stengtis save paauklėti, pakeisti, nes aplinkybės manęs nebevaržo taip, kaip anksčiau varžė. Ir va tas, kur aš einu dabar, kur einu, mes turėtumėm turbūt savo užduoti ištisai šį klausimą. Ar iš tiesų aš ten turiu eiti? Arba ką aš dabar veikiu? Ką aš čia dabar veikiu? Kodėl aš čia esu? Su jumis Eligija, skaičių magija. Paspauskit patiktuką, prenumeruokit kanaliuką. Vis dėlto tą pažadą stengsiuosi įvykdyti savo tuos 365 įrašus įdėti būtent apie pamąstymus, iš nuostabių žmonių istorijų, iš tiesiog, kodėlgi ne, apkabinu jūs. Ir laukiu toliau prisijungiant su jumis Eligija ir skaičių magija.